Mūsų rusiukų, ką čia vyniot žodžius veda, tai yra rusai daugiausia. Neįsižeiskite Vaitkaus rinkėjai, nors galite įsižeisti, šitas vatos surašymas yra labai sveikas dalykas valstybei, nes mes žinom, kiek žmonių reikia atvesti į sveiką protą. Aš labai tikiuosi, kad Vaitkaus visa ta partijos užuomazga bus, jie laikysis toliau savo modus operandi ir anksčiau ir vėliau, tai tikrai anksčiau jie pakankamai prisidirbs, kad jiems būtų pradėtas, cituojant Vėgėlę, ikiteisinis nagrinėjimas dėl kokio nors aiškaus BK pažeidimo, kaip, pavyzdžiui, padėjimas veikti priešiškai valstybei prieš Lietuvos Respubliką, ar tie elementarūs komunistinių propagandinių sentimentų skleidimai, kurie mūsų šalyje yra uždrausti. Nagrinėjau dalį Vilniaus balsų, kiek yra sukritusių. Tai kas man baisiausia iš tikrųjų, kad net prie savo namų kai kuriuose rajonuose aš bijosiu vaikščioti. Nes? Nes yra už Vaitkų per daug balsavo. 10+ % kai kuriuose vietose. Ir ta prasme, tai nėra ten kur nors užkampis, ten Vileika, dar kažkas. Tai yra pakankamai arti centro, Žirmūnų. Aš Žirmūnuose gyvenu, neslėpsiu, žinos, kur vėgelistai manęs ieškoti. Tai yra rimta. Ta prasme, jeigu Vilniuje kai kuriuose apylinkėse, kurios nėra ten nei asocialios, nei kokios, Vaitkus renka tokį procentą, tai susirūpinti labai reikia. Ir čia Algis taikliai paminėjo, kad atsirado tas vatos kandidatas, kuris konsoliduoja, ir tai yra baisu. Bet kartu, šitas neįsižeiskite Vaitkaus rinkėjai, nors galite įsižeisti, šitas vatos surašymas yra labai sveikas dalykas valstybei, nes mes žinom, kiek žmonių reikia atvesti į sveiką protą. Čia nereiktų stebėtis, ten Žirmūnuose, ten tos Chruščiovkės, ten... Jo, nes Žirmūnuose tai buvo darbininkų rajonas. Ten daug tų būtų ir nereikia būti... rajonas, tai žinau, Hebra buvo. Nereikia būti naiviais, tie žmonės niekur nedingo. Ir aš tik tai eilinį kartą kviečiu džiaugtis, kad mes neturim tokios baisios problemos, kokią turi Latviai ir netgi Estai. Vėliai nematė, yra jie čia. Jų vaikai, dažnas tų balsavusių už Vaitkų vaikai, jie nebalsavo už Vaitkų. Aš labai tikiuosi. Aš nesakau, kad jų ten labai daug, bet tų mūsų rusiukų, ką čia vyniot žodžius veda, tai yra rusai daugiausia, jų yra lojalių jaunų rusiukų ir mes juos turim labai gražiai globoti ir jų jokiais būdais neskriaus. Visą laiką nepraleis progos parodyti, kad mes suprantam, kad jie yra ir jie yra mūsiškiai. Čia labai svarbu.